Tai va, mes jau eterį ir sveiki visi ir aš šiandien noriu pakalbinti, prisistatyk. Sveiki, sveiki. Esu Rasa. Va. E... Esu Rasa, nu, ką tu dar nori žinoti? Norėjau, kad prisistatytum, nes sakai, kaip tave pristatyti ir va, nepabaigiam šito klausimo, tai va, noriu pristatyti Rasą ir jinai yra mano kaimynė šiaip. Ir klausiausi jos istorijų, kaip jinai bendrauja su dvasiniu pasauliu arba to neregimu pasauliu. Ir man taip įdomu jos klausytis, kad norėjau, kad ir jūs išgirstumėt jos istorijas ir kaip visa tai yra realu ir kaip tie pasaulyje buvo apsijungę, ko mes nematom ir kaip tai veikia mūsų aplinką, mūsų pačių kūną ir visus aplinkui bendrai, kaip keliauja tos energijos, kad mes net nežinom, kad jos gali taip įtakoti mūsų netgi gyvenimą, net nežinodami. Tai va, aš jos klausaus visokiausių istorijų, nu taip įdomu klausytas. Tai galvoju, norėčiau, kad ir jūs išgirstumėt. Tai gal klausimą pradėčiau nuo to, kad kada prasidėjo tau visas tas tavo dvasinis augimas. Ar tu pradėjai jausti energijas jau nuo vaikystės? Ar tik atsukus laiką atgal supratai, kad vat, aš jau jaučiau tada, kaip pas tave buvo? Labas dar kartą. Nu, visų pirma, šiandieną, ką aš šnekėsiu, tai liečia tik tai mane ir mane. Aš niekam nesiūlau, ta prasme, nieko nenoriu pakeisti, nieko, tai yra mano pasaulis, mano gyvenimas, kaip aš įsivaizduoju, ir visa tai, kas įvyko, tai yra su manimi. Ir tai nebūtina, kad kažkam tai kažkas tai turi būti taip pat kaip ir man, ar ne? Gerai, mano visų pirma, kaip pasakyti, nuo pat mažens gal buvo kokie 2 metai, kai mano šeimoje visą laiką sakydavo, Rasa, tu esi ten, sakykime, labiau tokia kaip, nu, nežinau kaip pasakyti, pastabesnė. Pastebėdavau gal kažkokius dalykus, kur vaikai, mažiukai to nepastebi, ar ne? Ir aišku, jau prasidėjo gyvenimo mėtymai, kančios ir taip toliau, kas liečia šeimą, blogo jau, tai yra paskui išaugus jau. Bet visas tas ieškojimas prasidėjo kažkur tai 25 metų. Aš pradėjau mokintis regresinius seansus, reiki, magnetais teigiamų neigiamų gydymų ir daugybę dar visokiausių dalykų, kuriuos paskui stengiausi įvesti į savo gyvenimo ritmą. Bet taip pat pradėjau analizuoti savo gyvenimą, kodėl man viskas taip yra, kodėl aš čia esu. Ir tiesiog analizuodavau nuo pat gimimo. Ta prasme, sugrįžus į savo gimimą, kaip aš prasidėjau šitam gyvenime, kaip aš atėjau, kaip aš tiesiausi ir taip toliau. Ir tiesiog, aišku, surandi labai daug kažkokių tai atsakymų, ar jie teisingi ar ne, tu niekada nežinai. Tu gali įsivaizduoti, kad čia yra teisinga, ar ne? Ir tai po biškį, po truputį, aš, kaip prasidėjo labai dideli pokyčiai, ta prasme, sakykime, išsiskyrus su mano pora, aš mečiau valgyti mėsą. Tai labai didelis žingsnis buvo mano gyvenime, visam gyvenimo, ką aš galėjau padaryti. Ir paskui prasidėjo pas mane savęs skanavimas, matymas, sakykime, kas į tavo lauką užeina energetinė ar ne. Tokie visokie dalykai. Pradėjau labai smarkiai analizuoti save, savo energijas visas, kurios supa mane šiuo O metu. kas užeidavo į tavo lauką, pavyzdžiui? Tarkim, kai skanuodavai. Ką pamatydavai? Nu, matai, dvasinis pasaulis yra labai gilus, o kadangi aš ir dar vienas kolega, mes vesdavom YouTube programas, tai tiesiog būdavo tokie dvasiniai, sakykime, mokytojai ar dvasiniai kažkokių programų vedėjai, ar ne, kurie irgi turėdavo tas galimybės skanuoti, užeiti į energo lauką, sakykime, žmogaus, išskanuoti jį, koks jis iš tikrųjų jisai yra, ne?
Tai tiesiog, pavyzdžiui, aš sėdžiu meditacijoje ir aš matau, kaip užeina kas nors į mano lauką ir mane skanuoja, ar ne? Nu, sakykime, kas jinai tokia, yra tokia galimybė. Čia, aišku, iki to reikia daryti, čia yra praktikos ir taip toliau, bet Mhm. visi galime tą pasiekti. Bet tam reikia praktikuotis, neteisingai. Reikia praktikuoti, tam reikia suprasti labai daug, tam reikia tiesiog atsipalaiduoti ir leisti būti. Tai pradedi girdėti, kaip pasakyti, tiesiog girdėti savo mintis, tiesiog kažkoks tai, sakykime, vidinis balsas, tai aišku, nėra kažkokia tai paranoja, tu tiesiog klausaisi, ar ne? Nu, ir pavyzdžiui, tas skanavimas, ar ne, kai vyksta va tavyje, yra labai šita gili tema ir, ir tiesiog yra gal, sakykime, tokių energijų, kurios atsiunčia tau kažką tai blogo, ne, nu, kažką tai į tave, kad ir kokią tai mintį, kad ir kažką ir tiesiog tu pamatai kažkokią figūrą, kai tu, pavyzdžiui, aš medituoju, užsimerkus ir aš pamatau figūrą kažkokią staigiai, žinai, gali šunio būti, ar ten vilko, ar ne, kažkokia pikto. Ir aš įsigastu ir galbūt tai yra, kaip pasakyti, tai yra toksai dalykas, kur, nu, tą minutę, tą sekundę, tiesiog gal toksai kaip energijos paėmimas iš tavęs gaunasi, supranti, per tą ilgesį. Kad Nu, išsigąsti tavo atima energiją, tą taip, taip, būtybę. taip, taip, taip. Įdomi čia. Ir kas po to vat seka, tu išsigąsti ir po to stebi save, kas vyksta su tavimi visą dieną, ar ne? Tai gali, pavyzdžiui, tu pradėti pykti, gali, supranti, va tai va, nes tiesiog tokia pikta daraisi, kažkas tau vyksta, žinai, daug tokių dalykų, kur jeigu tu nemedituoji, nesupranti apie tas visas energijas, labai sunku perduoti iš tikrųjų, kaip veikia kito žmogaus, kuris tai galbūt net specialiai padarė tau, ar ne, kaip veikia tavo energija. Mhm. Aišku, tai sėdi, paskui išsivalai, tu analizuoji, tai niekas tau negali padaryti nieko blogo, absoliučiai. Tik tai Mhm. pati patiki, jeigu tu patiki ir tu reiškia priimi tai. Reikia sureaguoti be jausmų, žinai, visą tą, kaip čia tau paaiškinti. O tai čia, kaip aš suprantu, tas toks tai kaip žemesnis tas lygmuo, kur eina visokios tai būtybės, kurios nori atimti tavo energiją, ar čia ne tai? Taip, čia, kaip pasakyti, yra kontrolė, kaip mes vat, fiziniam pasaulyje matome, ne, kontrolę, žmonių kontrolę, ne, taip ir dvasiniam pasaulyje taip pat yra kontrolė. Yra gerieji, pavyzdžiui, nu ten, ta prasme, kurie užeina, pažiūri, susipažįsta į tavo energo lauką, ne, užeina, susipažįsta, kas tu toks esi, aš irgi, pavyzdžiui, galiu užeiti į tavo lauką, susipažinti su tavo energija, ar ne, tiesiog ir viskas, ir aš išeinu, be jokių tenai, žinai, gazdinimo ar ten, kaip pasakyti. Bet yra tokių žmonių, kurie, pavyzdžiui, norėtų pakenkti, žinai, norėtų pakenkti tavo aiškiaregystei, pavyzdžiui, norėtų pakenkti tavo energijai. Kaip pakenkti? Va taip kaip ir sakau, pavyzdžiui, tiesiog tu gali pamatyti tai, Mhm. išsigąsti ir tu paskui stebi save, kas vyksta dienos eigoj. Supranti? Vat ir vyksta dienoj tas, pavyzdžiui, tu pradedi pykti. Pas tave belekas prasideda tiesiog toksinės mintis, ne, emocijos. Jau reiškia, tu įleidai šitą emociją į save. O jeigu tu, pavyzdžiui, nepaimi, tu tiesiog sakai, čia ne man, čia ne mano, ir tą neleidi. Nu, tiesiog, tu esi laiminga, tai čia ne tavo, žinai, tegul sugrįžta ten, iš kur atėjo. Ir viskas, tu nepriimi. Tai. Kaip įdomi, nes man prieš mūsų pokalbį, kai tu parašai, sakau, o jau turim jungtis, tai aš įsijungiu, skaičiu kaip tik tekstą pasidalinimą, būtent apie energetinį lauką. Vat įėjimą, ne, kaip mes, moteris dalinos, kad kaip mes atiduodam, atskleidžiam kitam žmonėm energetinį lauką, ne, jeigu mums, kad padėtų. Ir kad sako, va tie giduoliai, arba tie, kaip tu, kad sakai, eina į mūsų lauką kažkas, kaip jie gali mums pakenkti. Ir kaip mes galim vėl susitvarkyti ir susibalansuoti.
Tai va taip įdomiai, taip nuvedė, va širtinis tekstas irgi va toks apsijungimas į tą energetinį lauką. Tai ar tu dabar darai dar kokius gydymus? Kažkokius, ar jungias prie kitų energetinių laukų, nes tu minėjai, kad va, padėdavai gydymus daryti, ne? Ar tu dar tom užsiemi, ar jau nebe? Galiu pasakyti, kad šiuo metu viskas vyksta, aš augu. Šiuo metu augu, Vis dar auga. kadangi esu psichoterapeutė, regresinių ir daugelio visokių, ar ne, praktikų terapeutė, esu labai daug išbandžiusi ant savęs ir viską darydavau žmonėms, ar ne, kad ir tie, pavyzdžiui, parazitų blokai, priklausomybių blokai, žinai, čia irgi labai įdomi ta tema. Ir tame visur augu. Čia yra, kaip pasakyti, tai yra mano ateitis. Kol kas esu padarius tokį didelį stopą, labai daug metų. Ir tas pabiški jau ateina vėl pas mane į mano gyvenimą, ne? Tai aš išbandžiau ant savęs, išbandžiau ant dar ne vieno žmogaus, tai galima daryti netgi online. Aišku, geriausia, kad žmogus ateitų pas mane. Bet šiuo metu, kad taip, vat, pavyzdžiui, atidarius visą tą, ne, dar ne, dar ne. Aš tiesiog dabar viską priimu, toksai, žinai, kaip pumpuras dar tik tais pradedu skleistis. Vat šiuo metu. Buvo taip laikai, kada ir į Vokietiją važinėdavau, ir čia turėjau savo kabinetą, ir Ispanijoje turėjau savo kabinetą, ir aš dirbau su žmonėm. Mhm. Dabar šiuo metu yra toksai stop, žinai. Bet labai didelis projektas yra ateityje. Kaip mes šiandien irgi taip pat kalbėjom, kad, nu, atrodo, ta tyla dabar tokia tyla arba nebūtis, kad tu įeini į tai, tu turi padaryti pertrauką, kad galėtum vėl iš naujo pradėti kurti. Taip. Kaip vat, neštumo periodas, vat laukiamės kažko, kad toj kažkas užgims, nes turi susistovėti, neteisingai tą energiją. Gyvenimas iš savęs yra toksai aukštyn, žemyn. Mes visą laiką kylam ir leidžiamės, kylam ir leidžiamės. Šiuo metu pas mane buvo gal 3 metų laikotarpis, kada, sakykime, tu nukrenti emociškai ir tu tiesiog save renki, pradedi, kaip pasakyti, rinkti save nuo dugno, sakykime, ar ne, susirinkinėti į savo detalės, va tokias, va kaip puzlė, susidedi save ir ateina momentas, kada tu pradėsi kilti. Tai, tikrųjų, tas kritimas yra čia priklausomai nuo visų tų situacijų, ar ne? Tas kritimas gali būti labai skausmingas, emociškai skausmingas, per ligas gali būti, ar ne? Tai kol tu nukrenti, tiesiog. O koks tavo skaudžiausias buvo tas kritimas, nu, kad jau rimtai prisiteški kaip blyną, žinai, ir sakai, man viskas gana. Buvo toks iš tų, kad jau viskas, turiu viską keisti, arba man reikia čia kažkokio mokytojo, ar kažkas. Nu, iš tikrųjų, tai visą gyvenimą pas mane buvo aukštyn žemyn tokie, supranti, buvo tokie, kažkas beldžiasi duris, laikas jau keistis, laikas, žinai, bet nebuvau pasiruošus. Tiesiog nebuvau pasiruošus ir vieną kartą darai klaidą ir kitą kartą darai klaidas, ar ne? Bet galbūt va, pats didžiausias, galbūt va, toksai, kad jau emociškai jau nebegalėjau, tiesiog lūžis buvo tai prieš kokius 2 mėnesius. Tai kada tu tiesiog apsisuki ir prašai, tiesiog, nu, atrodo, kad jau čia buvo paskutinis lašas, toks jausmas, kad tavo visos žaizdos jau atidarytos ir tu visa jau kraujuoji iš pat sielos gelmių. Ir tiesiog, vat, buvo tai, kad aš pradėjau melstis, Dieve, prašau, parodyk man šviesą, nes aš daugiau nebegaliu, parodyk, kaip reikia iš tikrųjų mylėti. Ir va čia, va tie mano žodžiai va buvo, ir va šitie žodžiai man padarė tokį kaip didelį posūkį mano gyvenime. Ir toks jausmas, kad prasidėjo tas augimas, tas kilimas labai greitai. Jeigu, sakykime, 3 metus aš po truputį tai rinkausi save, sakykime, ar ne,
kada tu meti valgyti mėsą, tu nori tiesiog pakeisti kažką gyvenime, tu keiti, tu pradedi mokintis va visus tuos skanavimus, tu skanuoji save, tiesiog visą tą aiškiaregystę, ne, pradėjo eiti, bet to negana. Iš tikrųjų to negana, nes dar yra labai, tu labai daug visko turi suprasti ir per kančias, tik tais per kančias, per skausmą dažniausia mes atsiveriam tiesą į tą visą, į tą naują gyvenimą iš tikrųjų. Bet tai turi pajusti, tai turi sudrebinti tave visą tiesiog nuo pat molekulės iki pat, nežinau, iki pat kūno, iki dvasinio kūno, iki visko, ką tu gali suprasti. Mhm. Nes man tas tavo toksai vat pasakymas, ne, kai tu sakai, viskas jau nebegaliu, kurie jau padėk. Tai vat tam atrodo ir gauni tu, kad buvimas nusigrėžimas nuo kūrėjo, ne? Ir tada tu jau viskas, tu jau, aš čia pats, žinai, kaip dirbam iš savo ego pozicijos, čia mes visi dažniausiai, mes čia patys viskas susitvarkysim ir žiūri, jau niekas nebesigauna, galvoja, viskas, man šito jau nebereikia, atsisakau ir paleidžiu visą tai, kad praeiti ir tada tos pamokas atrodo eina, kad gražina tave pas kūrėją, kad grįžtų tą kūrėjo meilę ir va tas sverimas, parodi, kaip mylėti. Va toksai grinai. Taip, čia yra irgi vėl ganėtinai tokia, kaip pasakyti, viskas yra labai painu. Tiesiog viskas yra painu. Ir toksai jausmas, kad va šitas va visas gyvenimas mūsų prasidėjo kaip ir nuo kančios, ar ne? Mes gimėm ir jau su kliksmu mes jam su verksmu į šį pasaulį. Paskui ir viskas va tas va atrodo kenčiam, tam vaikui tai pilvukas skauda, tai jisai nenori valgyti, tai jisai verkia. Supranti, vat visą laiką kažkokia tai kančia. Biški tos laimės truputėlį, vat atrodo, va, viską aš jau turiu savo namus, turiu savo mašiną, turiu šeimą sukūriau, ten vaikai ir šast ir per kažkur tai išeina kažkokios vat nesąmonės, kur mes turim tokią kaip priklausomybę savo šeimai, ne, sakykim, vaikai, ten viskas gerai ir arba kažkas susirga, arba ten iš šeimos kažkas nori išeiti, arba vyras, ar ten žmona ir gaunasi toksai lūžis. Ir daugelis žmonių tų lūžių nesupranta, kodėl tai viskas yra. Ar ne? Ir va tie aukštyn žemyn. Ir kol galų gale, arba tu sakai, aš išprotėsiu, arba eiti pas psichologus ir te pririš prie šitų, sakykime, tablečių. Tikrai yra žmonių, kurie, pavyzdžiui, negali, ar ne? Ir jie nesupranta va šito, jie nebegali daugiau, jie galvoja, kad viską daugiau nebepakęs. Ir jie eina ir daugelis, žiūrėkim, kas darosi pasaulyje, tai pagrindinė turbūt liga yra depresija ir niekas nesusimasto, kodėl tai vyksta. Man dabar tokia atėjo mintis, kad turiu paklausti kažkaip. Vat tau yra tekę susidurti su juodąja magija, teisingai? Ar galiu pasidalinti, nes taip iš tikrųjų labai įdomu, nes kitiem, vat, vieni apeina, kiti neapeina ir kitiem tai atrodo nerealu, kitiem, taip yra daug kas patyrę arba kiti net nesusivokia. Ir vat šiandien, kaip irgi sakau, iš to pačio teksto netgi buvo, kad pasidalinta, kad vat moteris iš jos pasiėmė, padarė jai energetinį gydymą ir iš jos pasiėmė kažkokį dalį ir jinai sakė, pradėjo kraujuoti, dar nebaigiau net skaityti istorijos, plaukai smukti ir kai nuėjo pas kitą asmenį, jai pasakė, kad jinai gavo kažkokį tai tą iš jos pavogė. Tai jinai turėjo gražinti jai atgal. Sako, aš gražinau nei mažiau, nei daugiau. Tai vat irgi tokia istorija prieš mūsų pokalbį, kad atrodo irgi, vat, nežinau, kad tu esi su tom susidūrus ir tau teko, tai ar galėtum kažką pasidalinti? Tiesiog čia yra irgi labai gan tokia asmeninė, kaip pasakyti, kiekvieno žmogaus tema. Vieni tiki tuo, kiti netiki, ar ne? Čia irgi, kaip sakiau, kiek tu leisi savo įeiti vat šitom vat visokiom, ar ne, energijom. Mano susidūrimas asmeninis buvo tai labai seniai, iš tikrųjų prieš kokių, ganėtinai seniai, 19 gal metų maždaug, kada
žmogus vat, padarė man šitą juodą magiją, bet aš tiesiog pamačiau tą visą susirašinėjimą, kaip supranti, kad tai buvo padaryta, nes tai buvo rašyta iš mano kompiuterio su to žmogum tais laikais. Nežinau, kaip aš ten užėjau kažkaip netyčia, supranti, nesu ten informatikė nei ką ir pamačiau visą tą susirašinėjimo tekstą, žinai. Truputį buvau šoke, tai čia va tas va jau patikėjimas ir kada, pavyzdžiui, mes būdavom kartu, pavyzdžiui, nu, tai buvo mano, sakykime, pora, tai buvo, kada mes būdavom kartu, ne, aš, pavyzdžiui, naktį jausdavau kažkokią tai energiją, pavyzdžiui, didelės asmenybė, didelius, nu, kaip pasakyti, nematomus kažkokius energijos, žinai, kaip žmonės tokius, bet aukštus. Tai vieną naktį tai jisai tiesiog uždegdavo visur žvakės namie, žinai, ir aš tą pamačius, pajautus va šitą va energiją, aš tiesiog puoliau viską gesinti, žinai, sakiau, daugiau to nebedaryk mano namuose, aš nebenoriu, žinai, to. Ir galbūt tai buvo truputėlį per vėlu, nes kažkaip, sakykime, pradėjo kontroliuoti tai mane, ar ne, tai per daug įėjau į tą visą. Ir tai gavosi, kad aš pradėjau rengtis juodai, namai pas mane buvo uždaryti, langai uždaryti, visą laiką tamsu, žinai, juoda namuose. Pasenau ant kokių 30-40 metų, tiesiog. O 19. Buvo 20, kažkur tai 27-28 metų. Ir žodžiu, gaunas, supratai, kad tai kažkas tai tokio, kur net mama atvažiavus pas mane į svečius, jinai sako, Rasa, kas tu pasidarė? Kas yra? Sako, tu pasižiūrėk į save. Ir tikrai aš pasidariau nuotraukas, mes išvažiavam kažkur tai apeit ir, žinok, aš negalėjau savęs pažinti. Iš jaunos merginos į moterį 50 kokių 6-7 metų, žinai. Tai ganėtinai taip, wow, iš tikrųjų labai, labai, labai neigiama, nes tiesiog buvo tik tais galvoj kaip pinigai, jau tavo gyvybė net neturi reikšmės. Tiesiog, va tai va, viskas labai negražu. Ir teko tada, aišku, valymas buvo kažkaip su citrina, žinai, kažkas pasakė, aš maudžiausi, išsimaudau ir su citrina visus organus persidedu. Ir po to tą citriną sudeginti reikėjo ir tiesiog 10 dienų taip daryti. Ir neprilietų su rankom, išmesti ją kažkur tai, neliesti su rankom. Ir jau 6 dieną man pasidarė geriau, jau man šviesa, tiesiog man reikėjo šviesos, nes iki tol mane viskas erzino, aš sakydavau savo tą vyriškiui, sakydavau, tu prašau nešnekėk, tylėk, žinai, tu mane erzini. Ir čia atsiprašinėdavau, iškart sakydavau, nesuprantu, kas man daro. O tai kas tau čia tai padarė? Nu, kad... Tai gali būti, kad, supranti, jisai darė juodąją magiją, bet tuo pačiu metu aš mokinausi psichoterapijas Barcelonoj. Ir mes darėme praktikas regresinių seansų. Irgi čia vyko tuo pat metu. Ir kada tu darai regresinių seansų, kada yra apsėstas žmogus, sakykime, ar ne, tai jeigu neteisingai vedi tą dvasią, kuri yra tame kūne, tiesiog ta dvasia gali iššokti į tave. Nu, tas, sakykime, į bet ką, kuris yra tenais. Ir aš jaučiau, kad gali būti ir tuo momentu, žinai, ir tuo momentu, kada mano vyriškis darė tą juodą magiją. Bet tai tas žvakės, kodėl tavo kambarį dėjo, dabar man toksai klausimas. Jisai ten dėjo tas žvakės? Jo, jisai dėjo tas žvakės. Nu, tai kažkaip... Akių jisai va taip vairydavo miegot, bet čia ne dėl romantikos, dėl to, kad, nu, ta prasme, čia jo tikėjimas. Ir paskui pasirodė, kad tikėdavo kažkokią tai šventą mirtį, žinai, šventą mirtis, žinai. Ir labai jauku. tą energiją šventos mirties šalia savo lovo, žinai, ir man tai buvo šokas, žinai, aš tada išsigandau, labai smarkiai išsigandau. O kiek laiko tau tai užtruko, kad tas periodas, kad tu buvai toj ir kad susivokai, kad reikia jau tvarkytis? Kad reikia ką daryti?
Žinok, tas juodasis periodas, va toksai, va, žinai, kada, kai sakau, juodai pradėjau rengtis, langai uždariau, ta prasme, tamsoj, paranoja tokia, tai tiesiog gal tęsiasi kokie 3-4 mėnesiai. Bet kad ir išsivaliusi, ta prasme, aš neišsivaliau iki galo, žinai. Gavosi, kad vis tiek dar tęsiasi kokie 1,5 metų. Aš taip manau, kad tai tęsiasi iki ne per seniausiai. Jeigu taip viską pagalvojus, žinai, tai tęsiasi, nes per visas kančias ir taip toliau tu žiūri, kaip tavo tas va gyvenimas. Ir toks jausmas, kad tai niekada niekur iš tavęs neišėjo. Nes kada kažkas tai bando sukontroliuoti tavo energiją, ar ne, tave iš vidaus, tavo energijas, tai aišku nėra gerai tam žmogui, jis nieks neturi teisės kontroliuoti, bet tai palieka gan didelį ilgą laikotarpį, kol tu atrandi jėgų tam atsistatyti. Tai pastovus darbas, nes įsivaizduok, tau pasodino kažkokią tai lervą, sakykime, ar ne, energetinę, ir ta lerva bando kontroliuoti tave visą laiką, per mintis, dažniausiai per mintis. Tai čia yra nepavydėtinas dalykas, čia yra pats baisiausias dalykas, koks gali būti. Aš, pavyzdžiui, netgi galiu pasakyti, kas susidūrė yra, ta prasme, žmonės to nemato. Vis nepamato, per bendravimą tu matai, kokie žmonės tai turi. Jo, tu minėjai, pavyzdžiui, kad prisijungia visokios energetinės būtybės. Man taip įdomu irgi buvo klausyti, nes man tai neteko su tom susidurti. Bet po to, kai tu paminėjai, taip gali atkreipti dėmesį, kad iš tikrųjų tu matai tos tam tikrus padarus, kur ten įsikūnija. Atsimenu, sakei, kad kaip ten ožys ar ten kiaulė kažkas prilimpa. Ir kodėl, pavyzdžiui, žmonės užeina tie visokie valgymai, netvarka ir kodėl jie taip, ne? Čia dažniausia, kai kurie dvasiniai mokytojai, ar ne, jie taip mato, sakykime, tą ožį mato, ar ten kiaulę mato per veiksmus. Todėl juos ir apibūdina, ar ne, sakykime, vat kiaulė tai yra žmogus, kuris tikrai ateini į jo namus ir tu matai viskas apversta, valgo tiesiog greitai, labai užeina panikos valgymai, va tokie va, supranti, tiesiog. Ir tu negali sukontroliuoti, žinai, va šito va dalyko. Greičiausia paskanavus šitą žmogų, jisai turės kokį paršiuką tenais įsimetusi. Per energijas, ar ne, sakykime. Bet nebūtinai tai, čia, sakykime, kai kurie, žinai, taip gali matyti. Aš galiu tą matyti, ar ne? Tai kažkas tai gali matyti. O tai kaip jie limpa? Kaip jie limpa prie tavo energetinio kūno, pavyzdžiui? Tau užtenka užeiti į purvinus namus. Tau užtenka pašnekėti su bet kokiu žmogum per online, per telefoną, kuris yra nešvarus savim, kuris tą turi. Čia, sakykime, energetinės lervos. Čia tik tai tiek, kad jas apibūdini kitaip, nes tu ją matai, kaip išsireiškia per žmogų, ar ne? Gali įsireikšti per žmogų savo užsispyrimu. Nedarysiu, nenoriu. Užsispiria ir viskas, supranti, vat čia, kai skanuoji, tu pamatai, sakykime, tą, kaip ožė, ne, sakykime, ar ne, kaip kas. Aš, pavyzdžiui, turiu tą, kaip pasakyti, negaliu nuo to pabėgti, ką aš matau. O tai kaip apsaugoti, tarkim, nuo tų būtybių, pavyzdžiui, kitiem, kurie jau, arba kaip jas įsivalyti, ar įmanoma, pavyzdžiui, pačiam pastebėjus ir pasakyti, kad išeik. Šiandien irgi skaičiau, tai mes patys turim savim tikėti ir pasakyti, gerai, pastebėjau aš čia tave, pastebėjau čia kiaulikę, žinai, eik laukan. Ar yra, tarkim, būdai, kaip apsisaugoti, pavyzdžiui, jau dabar, tarkim, ar tu darai apsivalymus? Aš labai daug darau apsivalymų, labai daug esu ir sukūrusi vieną praktiką, tiesiog užblokavusi, žinai, parazitą, kuris jau pradėjęs valdyti, pavyzdžiui, mintis, veiksmus, gali sakyti, ne? Bet viską, ką tu darai, žinok, jeigu tu nesuimsi va to parazito, sakykime, į rankas ir sakysi čia ir dabar,
nu, aš tau uždraudžiu tą daryti, aišku, yra tas toksai kaip ir procesas, ne? Tu gali sukontroliuoti kažkuriam laikui pats, ne, jeigu tu tam turi tam tikrų jėgų. Bet čia yra toksai labai sunkus darbas. Dažniausiai reikia kreiptis pas jau nusimanančius žmonės. Tikrai, žinok, čia tu taip paprastai, aš gerai, aš, pavyzdžiui, save skanuoju ir pamatau, ne, kažką tai. Supranti, kaip yra? Kiekvienas žmogus skanuodamas, jisai tą kiauliuką ar ten ožį, ne, sakykime, jisai gali pamatyti bet kokiu pavydalu. Jiegi tenais tavo energiniam kūne, lauke, jie gali apsimesti tavo mama, tavo tėvų, tavo brolių, supranti, tu gali jų pamatyti, bet kada yra tokia praktika, kada tu tiesiog į juos žiūri, žinai, jie dingsta. Reiškia, ten nebuvo tavo mama ar ten tėtis. Supranti? Reiškia, čia yra jau kažkas rimčiau. Tai tu jam gali pasakyti, išeik. Nu, aš nenoriu išeik, aš nesutinku, kad tu būsi čia. Bet jie išeis, va, pastovės, va šičia va, pastovės ir paskui vėl prisijungs. Supranti, vėl tu jausi kažkur įžnybimą smarkų, kažkokioj kūno vietoj, kaip su virbalu kažkokiu, supranti, ir jisai vėl prisiriša prie tavo energinio. Kodėl jie rišasi dažniausiai iš nugaros? Dėl to, kad niekas jų nemato, jie tenais yra dažniausiai. Per nugarą įeina į tavo. Tai, žinai, tu gali skelti, kiek tu nori, aš tavęs nenoriu, tu ten gali valytis, kiek tu nori, vis tiek jie bus šalia. Kas jos maitina, galiu pasakyti, maitina labai smarkiai mėsa ir virti, viskas virta, supranti, vat maitina tikrai, virta, visa ta energija. Tai toksai, kaip pasakykime, jie maitinasi vat iš tų visų mirusių dalykų, energijų. Aš, pavyzdžiui, kai nustojau valgyti mėsą, iš vis patapau žaliavalgį kažkurį laiką, ar ne? Netgi teko, va taip užvalgiau, po kokių gal 2 savaičių užvalgiau žuvies ir tiesiog jaučiau, kaip energija žuvies, pagamintos žuvies, ta prasme, keptos ar ten virtos, neatsimenu. Kai tiesiog toks jausmas, kad mane puola blusos. Milijardai blusų. Įsivaizduoju, kokia energija. Taip, čia yra antiek, taip aš pajaučiau tą, sakykime, perdirbtą jau, nu, žuvies energiją, ar ne? Kaip aš niekada anksčiau negalėjau įsivaizduoti, kaip taip gali būti. Tai ganėtinai sunku. Nes mano mamai yra taip, kad jinai, bet ne nuo žuvies, o nuo perdirbtų produktų, tai ją ir užpuola, kaip blusos, jinai be dėmėm išberia ir jinai kasos nuo visų jų ten, nu ir sakom, nebevalgyk, nu, jinai bando, sako, nu va čia gal nuo tų chemikalų kažkokiu, tai ne kažkokios tai chemijos įdėta tam produkte ir ją jau beria, žinai. Bet va, įdomi dar visiškai kitokia, ne, versija šita. Tai iš tikrųjų nuo mėsos, tai iš vis, nu, čia aš niekada nesakau, turiu nustoti valgyti. Ne. Čia turi prie to prieiti žmogus sąmoningai. Aš dabar esu, sakykime, aš noriu ir valgau, ar ne? Nu, pavyzdžiui, noriu mėsos ir, tipo, va, dabar jau pradėsiu valgyti mėsą. Specialiai, žinai, savo. Nu, žinok, prieina va momentas prie valgyti mėsos ir negaliu. Man visą tą, kaip pasakyti, tas procesas, tas užmušimas, tas augimas, tas visas va, įsijungia va čia ir aš negaliu suvalgyti, kol kas negaliu, bet aišku, ten kažką yra tokių, sakykime, ne, dalykų, kur labai norisi ir aš jų pabandau, žinai. Kol kas neįdėmo, išskyrus vidurių užkietėjimą, nejaučiu, žinai. O tai kiek metų jau nevalgai? 2,5. Ir per tą laiką neteko valgyti daugiau? Nu, ne, man teko. Aš keliavau ir vienoje iš kelionių man šeimininkai, kur buvo apsistojus, pagamino ožį. Sako, mes turim labai skanų receptą, ta prasme pagaminsim, va šiandien tokia ypatinga diena, čia taip toliau. Ir gerai, ir žinok, aš suvalgiau ten truputį jėtus, tikrai labai skanu, galėjau ir persivalgyti, žinai, iš tikrųjų labai skanu.
kas liečia natūraliai augintą, žinai, ten ožieną, kiaulieną, kas yra auginta lauke, nieko neturi va tokio bendro su, žinai, su tais visais kombikormais, nuodais, ką duoda šiai dienai, sakykime, gyvuliams, ar ne, augintiems fermose. Ir, Mhm. ir kas man atsitiko, mes tą vakarą, ta prasme, dieną valgėme visą šitą mėsą. Visi susirinkom ten į terasą, valgėm mėsą, o vakare išvažiavome į restoraną. Tai čia toksai, aišku, gal sutapimas, kaip mane užpuolė skrūsdės, pradėjo kandžio kojas, ten aibiškai, žinai, vabalai kažkokie pradėjo pulti mane ir nesuprantu, kas man darosi. Kitą dieną iš vis sėdim, važiuojam iš pležo, mašina užsidegė, supranti, irgi toksai, supranti, Wow. sakau, kas čia darosi, aš nesuprantu, kas čia darosi, žinai, paskui taip pašnekėjau su guru, kuris mane mokino viso to, žinai, aiškiaregystės ir taip toliau. Tai jisai pasakė, Rasa, kadangi užvalgai mėsos, energija pasidaro saldi parazitam. Ir parazitai pradeda pulti tiesiog, žinai, nes tavo energija yra saldi. Nu, tiesiog, nu, užteršta. Ir va, jie puola, žinai. Nu, ir paskui metus laiko vėl nevalgiau. Ir paskui vėl užvalgiau. Tai kas nutiko, tai nuvažiavau į lėktuvą jau užskristi, žinai. Ir gaus, kad lėktuvas turėjo kažkokių problemų ir neišskridau tą dieną. Kitą dieną, kai jis atidėjo skrydį. Tokie Mhm. Ir taip super. įdomiai, ne, taip daug kas galėtų žmonės, ne, kas nesusidūrė su tom, tiesiog sakyt, ai, čia tiesiog sutapimas, čia tiesiog taip ir anaip, ne, ten tiesiog buvo daug vabalų, žinai, ir visą kitą, bet kai tu susiduri su tuom ir kad kuo toliau eini į save, tu matai, kad tie sutapimai, nu, neatsiranda. Nu, šiaip savo iš niekur nieko, jų nebūna. Ir tada pradedi pastebėti, kad tų sutapimų vis mažiau, nes tu žinai, kodėl. Nes tau iš karto ateina ta mintis, ne, paaiškinimas, kodėl tu gavai. Ar tai vad guru pasakė, ar atėjo mintis, arba tu kažkur perskaitai, ne, teisingai. Kad gaunam iš karto atsakymus. Tai, supranti, tai nebuvo, daleiskim, kad ir vabalai, ar ne, tie pradėjo pulti mane. Tai mūsų buvo daug. Už stalo mes sėdėjom daug žmonių ir nei vieno neužpuolė, tik mane. Jie visi buvo šokę nuo to, supranti, kad visi turėjom kojas po vienu stalu ir mane vieną, supranti, pradėjo pulti. O jūs visi valgyt mėsą? Jo, visi jie valgė mėsą, visi mes valgėm Bet mėsą. tave tik tai puolė. Tai mane užpuolė. Nes Čia tu, buvo toks, žinai, wow, tiesiog nepaaiškinamas dalykas. Niekas negalėjo paaiškinti, kodėl taip man įvyko. Visi tą matė prie stalo, supranti, ir niekas negalėjo paaiškinti, kas įvyko, kodėl čia taip. nu, nes kaip atrodo visi, tai jie pastoji valgo, nėra čia ko atskirai jiem ką parodyti, vis tiek jie nesupras, ne? Man čia tokia mintis. O tau žinai, kad tu susivok, tu jau eini kitur ir tau jau nebegalim. Aš taip suprantu, ne? Nu, žinai, kas liečia mėsą, ar ne? Tu tiesiog Mhm. darai, kada tu nustoji, čia priklausomai nuo kiekvieno žmogaus, kiekvienas žmogus yra pasaulis savo ir taip toliau. Bet man kas atsitiko, prieš 3 metus, aš pradėjau darytis vis jautresnė ir jautresnė. Žinai, ta prasme, pavyzdžiui, jeigu kitiems, nu, daleiskim, geriu kažkokius tai vitaminus, ar ne? Jeigu kitiems jie pamato poveikį ten po 2 savaičių, po 3, aš tai po 3 dienų maksimum. Pas mane Mhm. viskas labai jautru. Jautru, labai viskas jautru. Ir aš stengiuosi nesigilinti, supranti, nes kuo tu daugiau gilinėsi į viską, į žmonės, kokie žmonės yra, tiesiog tu labai daug tada, reiškia, priimi į save. Aš neinu, taip, pavyzdžiui, mes su tavim šnekam, aš neinu į tave ir neskanuoju tavęs, ne? Aš neinu Mhm. į žmonės ir neskanuoju. Dabar man taip gaunasi. Anksčiau tai būdavo visai kitaip. Pavyzdžiui, kreipėsi moteris, nes čia kodėl jinai, pavyzdžiui, nepastoja. Nu, tai yra ne nešia, o kodėl jinai nepastoja, norėjo žinoti. Nežinau, tai. Čia, žinok, dar buvo prieš Ne, kokius
moteris, kodėl nepastovi, žinai, taip ateina. Tu jau neši. Jo. Ai, nu. Žinai, kaip pasakyti, kreipiasi, pavyzdžiui, moteris, kodėl jinai nepastoja, ar ne? Ir dar aš net nežinau apie tos visus skanavimus, o aš jau automatiškai įeidavau į jos kūną ir viską suprasdavau, perimdavau va tą, kas jai būdavo ten 17 metų. Pavyzdžiui, pamačiau, kad jinai sirgo bulimija ir tiesiog viską pamačiau, ką jinai išgyveno, žinai, 17 metų. Ir aš paskui jai pasakiau, sakau, kad tai atsiduoda į ką tu esi išgyvenusi 17 metų. Oi, o ką aš esu išgyvenusi, sakau, aš tau negaliu pasakyti, tu pati tą turi suprasti. Ir jinai tą suprato, ir jinai sako, tai niekas nežino apie tai. Nei draugai, nei draugės, niekas negalėjo pasakyti man, supranti. Ir aš sakau, nu, ir šiai dienai jinai turi dvynukus. Ta prasme, kartais tokie va suvokimai tau atveria kažkokį tai energetinį lauką. O tai kada tau atsivėrė, pavyzdžiui, visi tie matymai, pajautimai? Ar tai po kažkokiu tai praktiku, ar tiesiog vieną dieną? Gal sakyčiau, labiau tai pradėjo vertis, kaip aš mokinausi regresinius seansus, dėl to, kad aš, kai darydavau regresinius seansus, aš užsimerkdavau ir viską matydavau, ką mato žmogus. Pas mane tokia, automatiškai telepatija tokia gaudavosi, supranti, ir gal nuo to laiko pradėjau jausti terapijas, pradėjau kurti gydymo, sakykime, nu kaip pasakyti, kaip padėti žmogui, ar ne? Viską išbandydavau ant savęs ir tai va, tiesiog taip. Bet paskui, aišku, pastebėjau, kad visi tie prisijungimai, supranti, tai yra labai daug neigiamų dalykų į savęs priėmimą. Ir aš tada nemokėjau kaip išsivalyti, nes vien tik meditacijų neužtenka. Mhm. Ir iš tikrųjų dabar, va, pavyzdžiui, tas laikotarpis, kada nevalgymas mėsos, labai, 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 labai padeda. Tai tiesiog automatiškai valos tavo energiją ir tavo kūnas jau nebenori, jisai kažkokiu tai suvokimu, ne? Tai... Nu, taip kažkaip tai gaunasi, nelimpa, supranti, nelimpa. O Ir dabar sakau, man toksai, kad tu sakai, ne, būdavo, kad supranti, kad jau prie žmogaus kiekvieno prisilietus, ne, tu kažkokį tai dalį pasiemi ir neapsivalai, ar dabar tau yra tai, kad tu, nu tiesiog man dabar stop, man jau nebereikia, aš į save ir man jau nereikia prisimti kitų energijų, ar tiesiog jos tau jau nebelimpa prie tavęs viskas. Ta prasme jau kaip žinai, mes čia kur su vakar pokalbį turėjom, kad jau žinai, kaip apsisaugoti, užsidengi ir jau manęs jau niekas neprieis, ne? Ir toks jau aš turiu tą apsaugą ir aš drąsiai galiu tam žmogui daryti ir manęs tai nebeliečia. Nes kaip dar dalinos irgi kažkas, aš irgi tą patį ant savęs esu pajautus, kai tu, pavyzdžiui, turi kažkur kažką prie savęs to paties, ne, to labai irgi pritraukia iš kito žmogaus ir atrodo, žinai, kaip ta guma prie rūbo prilipdėjai ir jinai atsitempia, žinai, arba daugiau prikimba prie tavęs, arba nusilipina. Nu, tai tas toks, tai, ne, su tom energijom. Žiūrėk, jeigu aplamai žmogaus energetika nėra švari, nėra dirbamas, ar ne, yra gan pavojinga, sakykime, netgi dirbti su žmonėm. Tikrai yra, ar tu būsi reiki masteris, ar tu būsi kažkoks, tai belekas. Kiti žmonės net nesupranta, kokį efektą paliko. Net galbūt dabar iš karto, pavyzdžiui, tau jokio efekto neigiamo nėra, tau gal jisai po savaitės tik tai pasirodys per emocijas kažkokias sužeis, taip netyčia, supranti, va tai va. Taip iš karto nebus, bet visą laiką darbas su žmonėm yra ganėtinai sudėtingas. Tu niekaip negali apsisaugoti. Kaip tu apsisaugosi? Tu turi būti ant tiek pas tave kanalas, turi būti šviesus, tu turi žinoti, iš kur ateina tas kanalas, ar ne, kur ta energija išeina, kurią tu paleidi. Iš viso aplamai reiki masteriai, kurie gydo 2 rankom, kažin kur jie išleidžia visą tą energiją, supranti. Dažniausiai reiki masteriai, kurie nežino, kad vieną ranką reikia pakelti viršų ir išleisti visą tą energiją, sakykime, neigiamą, ne?
Jie Mhm. dažniausiai prisima ir po kiek metų jie patys susirga. Ir dažniausiai tu nepamatysi reiki masterio, kuris dirbtų visą gyvenimą, žinai, jeigu jisai tikrai neteisingai dirba. Jeigu jisai dirba teisingai, jisai jokių problemų neturi. Mhm. Bet Jo. tas toksai išsivalymas, tai tu turi dirbti, tu gerai turi pažinoti savo energetinį lauką. Viskas, kas užeina į tave, gali užeiti į bet kokį tavo organą. Ta prasme, tu net nepastebėsi, kad jisai sėdi tenais ir jau jisai verda. Ką aš pasakyčiau, duosiu tokį labai, gal sakykim, gerą patarimą. Visi masteriai, kurie dirba su žmonių energijom, kurie darbuojasi, nu, beleką tenais, psichologai, terapeutai, belekas, aš patarčiau visiems po darbų išsimaudyti su vandeniu su druska. Atšaldytą virintą vandenį su druska, jūros druska, tiesiog nusiplauti savo kūną. Aš atsimenu, tai, kai pradėjau daryti, visą laiką su druska darydavau ir atrodo, tik nusiplaunu, išeinu ir man pam, kokia, žinai, tipo, pliausk, aš galvoju, tai kam aš čia apsivaliau, žinai. Taip galvoju, atrodo, užsidėdavau apsaugą, ne, kad apsisaugot ir žiūri, ateina dar daugiau, kuo čia daugiau prisikroviai, prisidėjai save šviesos, to daugiau paėmė, aš galvoju, kas čia ką tik įvyko, žinai. Bet jo, buvo visai. Esmė, žinok, Bet druska tavo, labai valo nuo visko, iš tikrųjų. Labai stipriai. mes tik tai galvojam, mūsų fantazija tik tais galvoja, kad mes čia nuo visko apsisaugom, nuo visko, žinai, bet jie turi savo rakčiukus. Jie žino, per kur įeiti, kur tavo silpniausia vieta yra, o tu turi tikrai, kiekvienas mes turim silpną vietą. Ir per ten jie užeina, jie suranda visko, nes jeigu kažkas, tai vat, kurie klausosi ir nesupranta, kas yra va šitie parazitai energetiniai, tai parazitai energetiniai yra tokie, jie negamina energijos. Jie yra be emocijų, jie negamina energijos, bet ką jie daro? Jie per energijas, žmonių energijas, mes esam energijų gamintojai, ne? Ir per žmonių energijas jie maitinasi, jie va tiesiog va, prilimpa prie galo, ne, ir jie siurbia energiją. Ir paskui va tai va. Ir kaip jie siurbia? Nu, gali išprovokuoti, pavyzdžiui, emocijas, neigiamas. Ir tas emocijas tai va pasimaitins. Supranti? Nu, čia reikia labai daug pastebėjimo savęs. Labai daug dirbti su savim, labai daug. Labai daug. Čia yra didelis, didžiulis kelias. Ir čia yra toksai kryžio nešimas. Iš tikrųjų labai sunku. O tai tie energetiniai parazitai, ar tai yra, pavyzdžiui, kad atitinka tavo vidinę būseną, tarkim, gali būti, kad tu pats tiesiog jos išsileidai save. Ar jie tiesiog užeina ir pradeda kontroliuoti, nes man tokia yra kartais, matai, atrodo žmogų, kad jisai pats tai susikūrė su savim, o kitas atrodo, nu ten jau tikrai kaip apsėstas, žinai, nu ta prasme, tai jau matai, kad kažkas su juo ne taip ir kažkas ten vyksta, kad jisai ne pats save kontroliuoja, nes atrodo, tas žmogus vieną momentą nori vienaip, o po to jau jisai visiškai persverčia kitaip, ne? Toks atrodo, kad nu, kažkas ten viduje jį kontroliuoja jo pasirinkimus. Tarkim, nu, kitas matai, kad tiesiog atrodo iš savęs visą tai nustumia, tai tarkim. Kaip tau su to? Nu, kaip tu Nu, manai? čia yra labai daug ką duoda, kokioj mes šeimoje gimė. Kaip Mhm. mes atėjome į šitą pasaulį, sakykime, ar ne? Ką mes matėm savo šeimoje, kaip mes augom. Ir tiesiog tu pamatysi, kaip tu gimėjai, kokioje atmosferoje tu augai ir tu žinai, ar tas parazitas auga kartu su tavim. Mhm. Nu, jisai auga, kartais vat, auga jisai visą gyvenimą auga su tavim. Tau trukdo eiti sportuoti, tau trukdo siekti kažkokių tikslų. Tu esi toks senis visur, santykiuose esi neigiamas, abuseris, kaip daugelis, žinai, sako. Mhm. Gali tą pastebėti iš va šitų va dalykų, va žmogų. Kada tu tiesiog žmogus yra pavydus, neapkenčia kitų, supranti, yra labai daug emocinių va tokių dalykų, per kuriuos galima pastebėti žmonės.
toksai vaizdas net atrodo atėjo, kaip tie, žinai, kaip darai ten kokią sesiją ir tau tie parazitai tam žmogui išsisklaido ir išeina. Ir tas parazitas asocijuojasi su kažkokia tam tikra savybė, ne? Nes man vieną kartą taip yra įvardinę netgi. Nu, va, čia dar toks demoniukas, va ten yra, žinai, pašoniai, kuris veikia būtent per tai. Nes kiekvienas atrodo savo turi tą kryptį. Per emocijas, dažniausiai per emocijas, per emocijas. Jie, pavyzdžiui, jiems ateina mintis ir ta emocija. Ta emocija ką daro? Ta emocija ir paveikia visą, sakykime, kada ateina mintis, ar ne? Gerai, kol dar ateina mintis pas tave, pavyzdžiui, kažkokia tai, ne? Nu, nežinau, kokia tai gali būti mintis. Nu, pavyzdžiui, mano vyras turi kitą. Sakykime, ar ne? Nu, pavyzdžiui. Mhm. Gerai, ateina va šita va mintis ir tu sakai, čia ne mano mintis. Tiesiog tu ją iškomandiruoji, tai ne mano mintis ir viskas, tu jos nepriimi. Supranti? Mhm. Tu esi laiminga, tu esi ten viskas, kas tik nori, bet tu jos nepriimi. Dabar, jeigu ateina mintis, mano vyras turi kitą ir taip, ir supranti, tu iš karto sureaguoji, tau jau jie emocija, aha, jisai ir iš karto prasideda, vat, virdulys, supranti, per tą emociją tai ir buvo, va toksai, supranti, tas ir prasideda jausmų virdulys, tada pavydas, aha, jisai ten, nu, žodžiu, pradedi virti visą kaip katilas. Va, tai čia yra toksai kaip toksiškumo va, pastebėjimas, kada jau iš tavęs yra siurbiama va, visa šita energija. Jau iš tavęs yra siurbiama. Bet reikia dar, sakau, reikia labai, labai, žinokit, tai gali ateiti ir su gyvenimo pradžia, ir tai gali ateiti nuo žmonių per gyvenimo pradžioj, pavyzdžiui, nu, nuo žmonių gyvenimo eigoj, su kokiais tu žmonėm bendrauji. Todėl, žinokit, ne veltui yra sakoma, bendrauk visą laiką su šviesiais žmonėm. Nu, kokie tavo draugai, tą ir pritrauki. Žinok, čia yra tikra teisybė. 100%. O dabar klausimas apie tą. Tai atėjo mintis, ne? Tai dabar ar tas vyras turi tą kitą? Ar čia tiesiog tavo mintis ir kurią tu išvystei ir kad jis susiranda kitą? Arba tu ją numeti ir neturi, ne? Nu, jis iš tikrųjų numeti ir neturi. O iš tikrųjų jisai turi, bet tu galvoji, kad neturi, žinai. Nes taip irgi turėjau pokalbį su tokia viena draugė, kad jinai visą gyvenimą tvirtino, kad mano vyras nieko neturi. Ir jinai šventai to tikėjo, nors visi faktai ir viskas rodė aplinkui, kad jisai turi ir visi jai pradėjo sakyti, kad jisai turi. Ir jai prireikė daug metų tom patikėti, ne? Nes jinai galvoja, kad neturi. O kitai, bet jisai turėjo. Nu, tai vat toksai vėlgi šitas, bet, matai, jinai augo netoksiniai galbūt aplinkoj ir ją tai neveikia. Jei tai neveikia, jinai netikėjo tuo, supranti, jinai tikėjo savo vyru, o nekalbom, ką aš labai, labai, labai toleruoju tą, kad geriau šnekėti su savo vyru, kas yra, ir aš tikiu, ką jisai sako, kol mano akis nepamato, ne? Ar tai teisybė, ar tai melas ir taip toliau. Bet geriausia tai, sakau, žinai, nu kaip pasakyti, niekada nesikišti į žmogaus gyvenimą. Nu, gerai jisai turi, koks mano reikalas. Jinai ateis laikas, jinai pat pamatys viską, arba ten jisai pamatys viską. Supranti, tai čia yra jos išgyvenimai, tai čia jos kelias yra ir viskas. O kita, pavyzdžiui, žmogus, kuris galbūt neturi, o jinai jau įsigalvoja, žinai, kad turi. Tai irgi priklausomai kokioj tu aplinkoje augai, kas tau buvo skiepijama nuo pat mažens. Ir tai, pavyzdžiui, ta paranoja, va tokia, kad tavo vyras turi, gali prabusti gyvenimo eigoj, kada tu jau su vyru gyveni ir pasidaryti labai labai toksinė. Kada pasidaro aktyvi va šita, va, sakykime, ta energetinė lerva, ne, jinai gali būti gyvenimo ten jau išgyvenus ir 35 metus ir daugiau. Tai nebūtinai, kad jinai ėjo visą gyvenimą, jinai ėjo šalia, sakykime, tą lervą, ne, energetinė, jinai ėjo, tu įgavai, nu, žmogus įgavo ją su tėvais, pavyzdžiui, ne, toksiniais tėvais, jinai ėjo šalia ir kažkurį laiką, pop,
jinai prabudo, pavyzdžiui, santykių eigoje. Mhm. Jinai prabudo ir viskas, tas, kaip sakykime, kai sako, emocinis blokas atsirado pa žmogų, ne? Ir jinai prabudo ir moteris patapo toksinė, pavydi, ten taip toliau. Ir kartais galvoja moteris, aha, kada čia tai buvo, kada čia man įėjo tas viskas, ne? O pasirodo, kad jai buvo čia jau nuo pat gimimo, sakykime, nuo tokių tėvų jau. Mhm. Bet Tai tas, kada tu išsprendi tą problemą ir tiesiog toks jausmas, kad pas tave galvoje atsiranda apsivalymas. Tiesiog visa tai dingsta. Bet sakau, kad daug žmonių, žinok, tai turi daug žmonių. Aš esu daugelį puslapiuose žmonių, va, pavyzdžiui, ne, toksinių žmonių, ne, sakykime. Ir didžiausia yra problema, va šita va, pavydas, nepasitikėjimas, lomkėt po skyrybų, kur tu išsiskiri ir vėl nori sugrįžti, supranti. Ir va taip Dievas nepaleidžia ir tiek abuseriai, supranti, nepaleidžia. Ir per tos abuserius, irgi, sakykime, per tavo porą, tai gali įeiti ir į tave, tos mhm. visos emocinės lygos ar ten parazitai. Ar taip. Tai dabar man toksai klausimas, ar čia yra skirtingi dalykai tie parazitai ir emociniai blokai, ne? Ar čia yra tas pats, tik tai įvardinta kitai, nu, kitom frazėm? Čia, žinok, yra tas pats, bet įvardinta kitom frazėm. Ir Mhm. aišku, viskas yra tavyje. Kai sako, viskas yra tavyje, ar ne? Viską mes matom, bet iš tikrųjų, kai daugelis, čia va, apsivalysiu ir čia viskas bus gerai. Tikrai, patikėkit, yra tokių dalykų, kur pats žmogus negali apsivalyti, kur reikia pagalbos. Ir atrodo, tas, žinai, pavyzdžiui, yra žmonių toksinių, kur tiesiog užtemdo mintis, va kažkokio, pavyzdžiui, pavydo scenos ar tenais belekokios, kad mano draugiai sekasi geriau, kad mano ten, nežinau, ten belekokios, supranti, va užtemdo Mhm. mintis ir žmogus atsijungia 4 dienom. Tiesiog blogos energijos, jisai išsiblokuoja, negali šnekėti, supykęs ant savo antros pusės, negali, tiesiog jį laiko kažkas iš vidaus, ar ne? Tokie dalykai neišeina šiaip su tokiu paprastu darbu, ar ne? Kartais tikrai reikia pagalbos. Man netgi tas vaizdas dabar toks atėjo, ne, kad, pavyzdžiui, kaip mes galvom, nu, viską galim savo padėti, nu, iš mano praktikos man irgi reikėjo, kad, nu, man reikia tos pagalbos. Ir tokia vaizdas tau kalbant atėjo, kad, nu, tu įkritai tą smegdobę. Teko įkris čia, Daniu, įsivaizduoji. Iš tikrųjų, reali pagalba, bet daug neįsmegau, tik tai iki pusės, tai aš kažkaip radau pagalį ir įsitraukiau. Bet esmė tame, tu įkritai tą smegdobę ir tu jau ten iki kaklo, tu net rankos iškišti negali praktiškai, ne? Nu tai tu kaip tu save ištrauksi, arba tik rankos likusios ir tu nieko nepasieki. Nu tai tau reikia, kad kažkas ateitų ir tave ištrauktų iš tos dobės, realiai, ne? Ir tada tu jau gali pats apsivalyti, atsipraust, nu, tau labai didelės pagalbos jau nereikės. Bet toks įvaizdas, nu tai kažkam ištraukto momentu reikia, žiūrint, kiek tu esi jau ten įbridęs. Nu, tikrai. Kartais, kada yra netoksinė siela, kada mes užaugom stabilioj šeimoje, mūsų tėvai tenais santuokoje, jie vienas kitą myli, jie tą meilę perdavė vaikui, ne? Tam vaikui gali pakengti tik tais kažkokie vat, draugų kompanijos, arba kada jau jisai bręsta, dažniausiai vat, tas brendimo laikotarpis labai neigiamai gali paveikti, ne, vaiką vat, irgi. Bet iki to laiko, pavyzdžiui, jisai užaugo labai geroje šeimoje, ar ne? Tai kad ir jam paveiks tas brendimo laikotarpis, nes va tada dažniausiai tie parazitai veikia, įeina į paauglių, žinai, sakykime, lauką. Ir tie visi blogi draugai, sakykime, nu, žinai, nu, kaip būna, žinai, ten vaikai pradeda narkotikus, blogos kompanijos, ten taip toliau, vat jie įsitraukia į tą visą vat lauką. Jau jie Bet iš to, susikūrė netoj vaikystėje. Taip. jo, Tada pradeda tas efektas, ką tu sukūrei tai vaikystėje, pradeda rodytis to jau paauglystėje. taip. Bet iš to, vat būtent iš tokio gali žmogus išeiti, iš tokio, sakykime, iš ką jisai gavo paauglystėje jau, žinai, jisai gali išeiti iš to, ne, pats, nes jisai netoksinis, jam nėra perduota iš jo šeimos, ar ne, bet kada jisai gimsta toksiniai šeimoj,
Jisai visą gyvenimą, jisai vilks tą storą parazito uodegą. Supranti, kentėsi, kol galų gale per lygą jam pradės išsireikšti vat, visą tą. Ir galų gale jisai atsisuks į gyvenimą, į mūsų kūrėją ir sakys, prašau, parodyk man, aš jau nebegaliu, aš tiesiog parodyk man šviesą arba kaip, žinai, kaip Ir, mylėti, kelią į meilę, nežinau, tiesiog čia tokie raktiniai žodžiai, kurie yra labai labai svarbus. Labai svarbu. Bet kada mes pykstam, mes nejaučiam. O kada, supranti, kada tu jauti, kada ateina tas lūžis gyvenimo, tada tau iš savęs išeina tie žodžiai. jo. Kai paprašysi kurėjo pagalbos, jis tai tau atsiūs ir man atrodo ir tą tinkamą mokytoją Jo, ir ko jo, tau reikės, ten atrodo, čiankšt. Kaip tu pasakai dabar, ne, apie, kad vat, tau atėjo po kurėjo dabar, kai čia prieš jo. 2 mėnesius, neminėjai, Mhm. tai kad kreipėsi kurėjo ir po to tau atėjo nauji mokymai. Taip, taip, čia buvo, supranti, buvo toksai vedimas, ant tiek įdomus tas vedimas buvo. Galų gale aš pastebėjau, kad kažkas tai vyksta mano gyvenime. Žinai, ir tą jau pastebėjau visą laiką, kad į savaitę vieną kartą kažkoks tai lūžis. Į savaitę vieną kartą, iš pradžių į mėnesį vieną kartą, paskui į 2-3 savaitės, paskui jau kada į savaitę prasidėjo man. Aš sakau, kažkas tai tikrai negerai vyksta. Ir aišku, jau kaip pasakau, pas mane tie visi, žinai, kontaktuoja, žinai, su kažkuo ir daleiskim, nu žodžiu, tas visas pravedimas mano buvo labai gilus ir didžiausi pokyčiai. Ir visa tai vyks, ir visa tai vyksta, ir visą laiką tai vyks, ir aš tą priimu, kai didžiausia dovana, kurie, bet žinok, aš negalėjau patikėti, kaip, pavyzdžiui, kaip visa tai persisuko, ne, kai aš gavau tą tikrą mokytoją, jau sakykime, ar ne, ir aš sakau, wow, o čia tai yra gyvenimo dovana. Tokią dovaną gavau, kad čia kažkas tai tokio. Dabar tik tais, kaip pasakyti, mokintis, aukti ir jau kilti į viršų dvasiškai ir tobulėti. Ir tas jausmas, man atrodo, su tavo to pasakymu, kad kurėjau padėk, taip atrodo viskas nusiplovė ir taip, nu jau dabar eik, žinai, toksai su palaiminimu vaizdas. Bet čia nereiškia, kad tu visą laiką gyvensi, žinai, va čia, ne, kuriejas niekada tau neleis, kad tu užmigtum ant laurų. Jisai visą laiką norės, kad tu dar ir dar kartą įsitikintum, kad jisai tikrai tau reikalingas. Tai Jo. čia, supranti, nes yra labai daug pagundų, jeigu mūsų nemiega, jisai bando mūsų sugundinti visokiais gyvenime dalykais, pinigai ir turtai ir taip toliau. Um, jo, kaip šiandien ryte ir minėjau, atrodo, galėtum taip išsiplėsti iš kiekvieno to taško mažiausio, ne, iš kiekvieno klausimo, ir tų klausimų belenkiek čia, žinai, visko daug, bet mūsų pokalbis jau kaip ir eina į pabaigą, mes šit labai jau ilgai užsiplėpėjom. Ir dar norėjau paklausti, ar tu užsiemi dar kažkokiom praktikom, ar dabar tiesiog susitelkiai į naujus tos mokymus, ar jeigu, pavyzdžiui, klausytojai norėtų kažką padėti, gal tavo pagalbos ar kažkokios, kad, nu, apvalyk mano kažkokį tai parazitą, ar tu dabar užsiemi, ar tiesiog jau tau reikia tiesiog pertraukos mokymams ir nu, iš save viskas. Kas mano gyvenime, aš bandau įeiti į tokį gyvenimo režimą. Tai pirmiausia, tai ryte pasisveikinimas, jogos. Bet tai trumpas vyksta prieš mano dienos, tą prasme išjudinti mano fizinį kūną, ar ne? Paskui kvėpavimo pratimai irgi labai greitai. Gal kada galėtume padaryti tiesioginę praktiką, irgi vat, įdomu būtų, žinai. Ir paskui mano, sakykime, padėka ir ėjimas į sporto salę, nes mano fizinis kūnas kaip ir šitas, jisai turi būti sveikas. Jeigu aš noriu dirbti su žmonėm, su kūrėjo energija, ne, kas yra labai labai svarbu. Ir turi būti sveikas. Ir aš tiesiog save lavinu tame, kad niekada nepraleisti nei vienos dienos, bent jau, žinai, kažkokių tai praktikų tikrai turiu turėti.
O kas liečia žmonės, tai žinok, tikrai be problemų. Visų pirma, žmogus pats turi dirbti su savo energijom, su savo toksiniam energijom, bet kada reikalinga pagalba, visą laiką jis gali turėti iš manęs. Aš turiu, kaip pasakyti, tokį labai, kaip gal dovana, gal kaip ką, kad galiu bendrauti su žmogaus kūno energetika ir žmogaus kūnas atsako man ir kurie ėjo pas mane darytis par biomagnetizmo, žino, kaip aš šneku su kūnu ir kaip kūnas bendrauja su manim. Tai čia yra naujiena, čia Europai turbūt kitoj pusėje tai iš vis mažai kas daro. Tai va, ir yra daug tokių dalykų, žinai, kuriuos aš galiu, sakykime, galiu padėti sukontroliuoti žmogui. Bet ir rūkimo, ir priklausomybės kažkokios tai problemos. Bet čia turi pats žmogus norėti. Turi pats sakyti, aš to noriu ir daryti. O tu kokiom kalbom vedi? Ispanų kalba. Ir ispanų? Su ispanų, lietuvių. Mhm. Aišku, tai va, jeigu norėsit kreiptis, galite irgi kreiptis. Ir tada gal šiandien ties to pokalbį ir baigiam. Kad neįsiplės, nes už to dar atsiras man belenkių klausimų. Tikiuosi, kad video išsisaugos, nes šiandien tokių daug techninių nesklandumų. Ir ką dar noriu pasakyti. Ačiū tau labai už pokalbį. Labai įdomu buvo pabendrauti ir tiesiog pamatyti iš kitokios pusės, kaip atsiveria kitoks, dar kitoks suvokimas, ne? Kai tu pamatai, kiek visko daug šitam mūsų matomam ir nematomam pasaulyje ir kaip jie apsijungia. Ir man taip įdomu klausytis, nes taip atrodo, kai klausais vienų žmonių, yra toksai, kaip turi vieną tą poziciją, vienos tos duris atsidaro. Žiūri, susitinki su kitu, dar kitos duris. Ir tu žinai, kad, pavyzdžiui, šitoj plotmėje viskas ir egzistuoja. Tie magai, raganos, angelai, žodžiu, vampyrai, kaip pavadinta, ne? Tai energetiniai vampyrai ar ten dar kažkas. Ir viskas egzistuoja šiame tame. Ir kiek tu nori ir kiek tu leidi savo to pamatyti, ne? Tai, žinok, iš tikrųjų buvo labai įdomus pokalbis, man irgi Renata, aš tau labai labai dėkinga už tai ir galbūt žmonės peržiūrėję, turės kažkokių klausimų ir galėsime toliau pratesti, galėsiu duoti kažkokias tai praktikas, galbūt gilesnė, žinai. Tiesiog. Ir visą tai kam? Ir visą fainai. tam tokia mintis man šiandien, kad grįžt atgal į tą srautą, jau visą tą pereit, žinai, kaip iš to dugno, kaip ta gėlytė, išlendi va iš šviesą. Žinai, svarbiausia, kad po šito mūsų pokalbio ne vienas turės labai keistų emocijų, ne, bus keisti pergyvenimai, tikrai. Daugelis galbūt atsilieps, nepatingės parašyti, žinai, apie savo emocijas. Tai ką mes padarėm šiandieną, tai žinok, irgi labai didelis energetinė tokia švara energijos. Tiesiog labai įdomu, man labai gražu, labai geros emocijos ir tas persiduos kitiems. Labai super, ačiū tau. Tai dalinamės, kad kuo daugiau išgirstų, nes aš manau, kiekvienam yra naudinga ir kiekvienas yra su kažkom tai susidūręs, su kažkokia tai būsena, su kažkokiais pergyvenimais, išėjimais, nuopoliais, mokymais ar patyrimais. Taip, galėtume pratesti kitą dieną dar pasišnekėti. Mielai, žinok, labai fainai. Super. Gerai tada. Ačiū labai. Ačiū labai ir bandau išsaugoti video. Dabar challenge su tom energijom man kažkaip dabar su video saugant. Gerai. Ačiū tada ir iki. Iki. Kaip čia stop?